Nu, dar tik norėjau pasidalinti juokingą istoriją. Nu, man ir juokinga, nežinau kaip jums, kad mun ir supykdė ir paskiau, kad tas pyktis prajaukino. Aš dar va čia, kad studijavau Klaipėdo, nu, tas buvo prieš gerus 2-3 mėnesius. Čia ir juokinga istorija, bet aš pasakiau, manau, susijęs su labai rimta pamokėlė. Aš vis laik iš Klaipėdos dažniausiai parvažiuodavau su autobusu. Aš vieną kartą tik skubėjau autobus ir nuvariau į autobus stotį. Ir mes jau lipom į autobus ir aš buvau vienas iš paskutinių, kad įlipė į autobus ir prie manęs pribėgo toks 60 metų maždaug kažkur vyrukas. Nu, jau toks irgi raudona nuselė, visko supratau, kad jis gal biškėlį irgi ir, su alkoholiu tų problemų kažko. Ir jis man sako, o gal man paskolinti 3 eurus, aš nebeturiu pinigų. Čia iš darbo grįžau, darbį nemoku pinigų, reikia grįžti į Šilutį. Galvoju, gerai, kur aš geriau išleistus 3 eurus, galvoju. Ar aš, nežinau, nusipirks kažkur, aš tam žmogui pagelbės. Kaip tik turėjau piniginę, sakau, palauk, tu jau pažiūrėsiu. Ir aš man ten 1, 2, 3, dar daugiau davė eurų, man rodo, gal net ir uždėjo. Ir jis man ten dėkau. Ir sak, va tas žmogus suprant. Nes aš suprant, sakykim, aš suprant, ne, man irgi buvo, kad aš ne kad pinigų neturėjau, bet grinas neturėjau. Ir turėjau tik kortelį, o kad pavėlau į autobus, ne kad pavėlau į autobus, o kai jau paskutinę minutę lipi į autobus, tau jau nebišien kas nusipirkti bilietėlį su kortelį, tu begali kažką, man rodo, dar grinas tik tas nusipirkti į autobus. Bent jau man atvejai, gal jau kitus autobusus gali ir su kortelį. Tai va, aš tų žmogų supratau, prijaučiau ir taip, galvoju, kur, nenubėdnės. Ir tu įsivaizduoji, po kokių 2 savaičių man reikėjo nuvažiuoti Gargždus. Nes reikėjo popierius susitvarkyti dėl praktikas, taip toliau. Aš nuvažiavau į tą autobusų stotį, tas buvo šios dienos metas, kažkur po 12, man rodo, apie 1 valandą. Šiandien jau to autobusų stotį, bet aš jau į to autobusų stotį atvažiavau jau labai gražiai apsirengęs, taip tvarkinga. Kai važiavau vienams, aš buvau apsirengęs paprasčiausiai, tokias, vos net kaip treningas, važiuoju, į laisvą formą. O tada aš buvau apsirengęs kelnes, visko, norėjau susitikti su tokiu direktoriu. Ir žiūrėk, vien man vėl tas pats žmogus. Galvoju, gal jums pasišnekėti, nors su manim, gal jums mane atsimena, kad aš jam čia padėjau. Ir jis man tų patį eilėraštį vėl sako. Atsiprašau, gal gali man sugelbėti. Va čia pavėlavau į autobusų stotį, va čia darbovietė nemoku pinigų ir čia neturiu pinigų parvažiuoti, gal gali suskolinti man, jei veina 2 eurus, 3. Viena tas pats žmogus su tą patį striuk, tą pat apsirengs, tą pat kepurį, tą pat raudonos. Aš negaliu, aš to momentą, pagato. Sakau, Agiri, sakau, aš tau jau daviau tus pinigus, sakau, a tu man pamirša, a čia kažkui apgaulė yra. Ir jis matyt pasimėt. Jei negali niek tokio, niek tokio, negali, vis gera. Ir jis nuėjo. Aš galvoju, juk aš dabar nekels kažkokį, negaudys, ne. Eins nuėjo, ir man vidau toks laistis, ką paim. Galvoju, aš apgauts buvau. Ir aš galvoju, kad aš padariau gerą, bet jis tiesiog manim pasinaudoja. Ir jis tada vėl atėjo ir vėl manim norėjo pasinaudoti. Eik, laiską paėmė. Ir jis pasirodė vis laik taip dar. Aš dabar atkreipiau dėmesį, jis vis laik taip įvakščiu prie kitų žmonių. Aš netgi girdėjau, kaip jis prie tų kitų žmonių pat savo eilėraštį pasako. Čia verslo modelis. Kaip sakant, kaip jis nori, taip jis tegu daro. Bet prie ko nori privesti. Ir labai daug gyvenim visokių tokių blogų, ir visokių tokių žmonių, kur to jums padidė, bet sakykim, gal nebuvo verti tos tavo pagalbos. Ir tokių žmonių, aš manau, greičiausia spėjai. Ir daugiau negu tokių žmonių, kad jums tikrai reiktos pagalbos.
Bet kadangi tu gyvenim susiduri su tais žmonėms, katriem tau pagalbą suteik, bet tenai gal nėr verti tos pagalbos, nereiškia, kad nėr gyvenime tokių žmonių, kad jiems tikrai reik pagalbos ir tu jiems padėdams, jiems tikrą padėtį. Tai visos istorijos moralas yra toks, kad kiek taip gyvenims kartas paveda. Netap blogs žmogus. Dabar, sakykim, man gal kitąkart prieit kitas žmogus. Aš nesakau, kad tu esi blogas žmogus, jei tu kažkam neduodi pinigų, bet aš turiu omeny, man gal prieit kažkoks kitas žmogus ir anam tikra taip atsitinka, mums neturi tų grynų, ne. Ir aš anam mane nedaus tų 2 eurų, nes aš sakysiu, man jau 1 toks apgavo. Ne, aš anam vėl duos tus 2 eurus. Ką pyte? Kits man išvadins durnių, ką čia dalintis pinigus viskų. O anam gal tikrai tai 2 eurų labai daug nulems, mes grįš numį, anam gal kokį svarbų dalyką ir taip toliau. Ir paėmus labai platė aplamą, bus gyvenim taip, kad žmonės jumis pasinaudos, bet nereik tapti tokiu visišku pesimistu ir niekam nebepadėti. Bus tokių žmonių, bet bus tokių žmonių, kuriem jūsų pagalba tikrai bus svarbi ir tai žmonės, kaip sakant, bus verti jūsų pagalbos. Tai va. Tokia istorija ir jaukinga, ir sunervuoja, ir visko, bet kad į ką gyvenim kartas ir bloga, ir sunkia, neleiskim, kaip sakant, kad tas visas blogiaus jaudulys užtemdytų tas mūsų širdis. Va taip meniška galim pasakyti. Tai va, iki.